Anita Kaubi buvo 26 metų moteris, kuri dirbo Sesele ligoninėje Sidnėjuje ir kasdien važinėdavo į darbą iš savo namų Blacktowne. Lemtingą 1986 metų vasario 2 dieną ji darbą Sidnėjaus ligoninėje baigė apie 15 valandą ir susitiko su draugais vakarieniai netoliese esančiame Redferne. Tada Kaubi įlipo į traukinį iš centrinės geležinkelio stoties į Blacktown stotį. Atvykusi į Blacktown, ji dažniausiai skambindavo savo tėvui, kuris ją pasiimdavo. Tačiau savo mirties dieną ji greičiausiai nusprendė eiti namo pėsčiomis, nes jos telefonas neveikė, o stotyje nebuvo nei vieno taksi. Be jo žudikų tik 2 kiti liudininkai matė Kaubi, kai ji išėjo iš traukinių stoties tą naktį. Anita buvo viena, kai ji išėjo iš stoties apie 22 valandą, kai šalia jos privažiavo 5 vyrų gauja ir sustabdė pavogtą baltą automobilį. Tada 2 vyrai iššoko ir įtempė Anitą į automobilį. Anita spardėsi ir rėkė. 16-metis berniukas, jo jaunesnioji sesuo ir motina išgirdo Anitos rėksmus ir išėjo į lauką, kur jie pamatė Anitą, kuri buvo tempiama į užpuolikų automobilį. Vaikinas perbėgo per kelią padėti merginai, tačiau automobilis nuvažiavo jam jų nepasiekus. Grįžęs namo jis paskambino policijai ir pranešė, ką matė. Po kelių minučių jų kaimynas su mergina grįžo namo ir sužinoję apie pagrobimą, išvažiavo ieškoti balto automobilio. Galiausiai jie nuvažiavo vienu keliu ir sustojo prie tuo metu ten stovinčio tuščio balto automobilio. Vyras prožektoriumi apieškojo gretimą aptvarą, tačiau nieko nematęs aptvaruose ir manydamas, kad jo ieškomas automobilis yra kitokio modelio, jis grįžo namo. Vėliau užpuolikai pareiškė, kad jie buvo pasislėpę žolėje, kad išvengtų būti pagauti ir laukė, kol vyras išeis. Kai ji buvo įgrūsta į automobilį, Anitai buvo įsakyta nusirengti drabužius. Jos užpuolikai nekartą smogė jai, sulaužydami jai nosį ir abu skruostikaulius. Tada užpuolikai nuvažiavo į degalinę pirkti degalų už pinigus, kuriuos jie pavogė iš jos rankinės. Po to jie nuvažiavo į nuošalų aptvarą, kur Anita pakartotinai buvo prievartaujama ir nuolat mušama 5 užpuolikų. Tada jie nutempė žiauriai sumuštą merginą palei spygliuotos vielos tvorą, kur ją išmetė ir kurį laiką toliau seksualiai ir fiziškai ją prievartavo. Anot įrašyto prisipažinimo vienas iš užpuolikų Jonas Traversas tada susirūpino, kad mergina gali juos atpažinti, nes matė jų veidus ir girdėjo jų vardus. Jis kitus užpuolikus įtikino ją nužudyti. Kitų paragintas Traversas perrėžė jai gerklę. Anitos pagrobėjai ir žudikai buvo sulaikyti praėjus vos 22 dienoms